tada mes ir užsimanome dėl savo santykių pasirūpinti savim. Tada mes iš meilės santykiuose pradedam iš tiesų jausti dėkingumą. Dėkingumą viskam, kas jau įvyko. Viskam, kas vyksta dabar. Nekaltinti kitų. Nekaltinti gyvenimo. O padėkoti viskam, kas įvyko, nes būtent šiandieną viskas yra taip, kaip yra. Ir nesvarbu, gražu, negražu, gera, negera, laiminga, nelaiminga, bet pripažinti va šitą esamą situaciją, dabartinę esamą situaciją, tai yra turbūt pagrindas, nuo kurio mes atsispiriam. Nes supraskit, mes esam, aš dabar negražiai gal pasakysiu, bet mes nesam tokie, kurie neskęstantis plaukiam paviršiui iš Š raidės. Nes dažnai tie tokie, kur plaukioja paviršių ir neskęsta, niekada neina į gylį. Ir tu tada nepripažįsti, tu tiesiog plauki ir bijai net pajaust. Net bijai net pajaust, nes jeigu tu pajausi, tada sudrebins. Tada taip iš giliai sudrebins, bet visą tai gerą tik įveda. Įveda tik į gerą, galiu pasakyti. Kitaip niekaip. Nes jeigu mūsų drebina, tada ir prasideda tikrumas. Tada ir prasideda ir tikros emocijos, ir tikras gyvenimas. Tada viskas prasideda. Ir tada gali nusimti visas kaukes, visus netikrumus. Tad čia yra gyvenimo prasmė mano matymu